17 mėnulio diena. Dienos akmuo skaidrusis ametistas. Simbolis – vynuogių kekė. Tai vidinės laisvės, kaupimosi, vaisingumo, džiaugsmo bei idealios meilės suradimo diena. Šią dieną vyksta moteriškos energijos transformacija. Pirmoji dienos pusė leidžia maksimaliai efektyviai panaudoti energiją. Daugeliui žmonių sustiprės intuicija, atsiras nušvitimo jausmas. Antroji dienos pusė nebus tokia palanki kaip pirmoji. Kils sunkumų įgyvendinant sumanymus ir idėjas. Kadangi diena yra susijusi su moteriškos energijos aktyvumu, įskaitant seksualinę jos dalį, todėl sapnai yra atspindys to, kiek subalansuotas esate seksualinės energijos realizavime. Sapnas gali parodyti, koks esate prislėgtas ir kiek jūsų seksualiniai troškimai bei fantazijos nėra įgyvendinti. Reikia suprasti, kad jie parodo ne tik aistringus troškimus, bet ir savo gebėjimą kūrybiškai realizuotis bendraujant su priešinga lytimi. Taigi, jeigu sapnuojate malonius sapnus, tai reiškia, kad turite savo kūrybinį potencialą, o santykiuose su priešinga lytimi yra viskas tvarkoje. Jei sapnai nemalonus, tuomet reikia daugiau dėmesio skirti kūrybiškumo išreiškimui ir gerinti reikalus tarpusavio santykiuose. Pakeiskite savo požiūrį į priešingą lytį ir pažvelkite su pagarba, nes tai yra tarsi skirtingos planetos, dvasiškai papildančios viena kitą. Šios dienos sapnai gali išsipildyti per artimiausias 3 dienas ir dažniausiai jie pranašauja sėkmę. Ši diena pavojinga infekcinių ligų pasireiškimui. Gali būti psichikos bei hormonų pusiausvyros sutrikimų. Nieko blogo, jei šiandien išgersite raudono ar balto vyno taurę, tačiau griežtai draudžiama vartoti stipriuosius gėrimus ir ištvirkauti. Diena netinka namų tvarkymui. Galite atlikti tik svarbiausius darbus, kurių nepavyks atidėti kitam kartui. 17 mėnulio diena yra bendravimo, džiaugsmo, draugiškų susitikimų, naujų pažinčių ir įsimintinų pasimatymų metas. Šios dienos energija sukuria linksmą ir nerūpestingą laiką. Ryškiausias šios dienos aspektas yra meilė. Tai labai tinka romantiškam pasimatymui. Šią dieną jūs gali aplankyti aistringą meilę, kuri dažnai pasireiškia iš pirmo žvilgsnio, tačiau nereikėtų pamesti galvos ir prarasti atsargumo, nes dėl nenumaldomos energijos jį kupina daugybės netikėtumų. Iš viso mėnulio mėnesio ši diena laikoma geriausiai tinkanti vestuvėms. Yra ženklas, kad jei susituoksite šią dieną, jūsų sąjunga bus ilga ir kupina meilės. Jei 17 mėnulio dieną pradėsite naujus darbus, būkite pasirengę tam, kad juos nuolat reikės koreguoti, nes viskas klostysis ne taip, kaip planavote. Tačiau tai nereiškia, kad rezultatas bus neįgiamas. Planuodami mėnesį į priekį atkreipkite dėmesį į šią dieną ir paskirstykite darbus taip, kad ji būtų nedarbo arba bent jau nepilna darbo diena. Galutinis svarbių klausimų sprendimas turėtų būti atidėtas kitam laikui, o šią dieną praleiskite besišnekučiuojant, svajojant ir apsikeičiant informaciją su verslo partneriais, kuriant ateities planus. Šiandien energija kyla, o intuicija veikia nepriekaištingai, tad kūrybiniai projektai puikiai tinka. Visi kūrybos ir meno žmonės šiandien turi tikrą įkvėpimo šventę. Yra didelė naujų atradimų, įžvalgų ir apreiškimų tikimybė.